Saulė šviečia, mėnulis piešia, nosies tau ragus. Ši stovykla buvo puikus projektas, puikus šansas tikrai parodyti vaikams tą tikrą tarptautiškumą, šilumą, tuo labiau susijusi su etno sportu, kas jiems buvo tikrai įdomu, patiko. Perlipo per savo ribas ir aš manau, kad ir vadovams tai buvo irgi nuostabi patirtis. Man rodos, daug ką padarė šioje stovykloje šįkart. Pastebėjau, visi pradeda šypsotis ir jie iš karto tokie laimingi pasidaro. Šaukštai po pietų. Įdomiausias žaidimas buvo ribka, nes ne tik reikėjo taktiką galvoti, bet ir žiūrėti pagal žmogaus statistiką, kas gerai mėto, kas gerai pagauna, kas vartuose tobulai stovi. Bet tai, kad ir žmonės sujungtų, pavyzdžiui, skirtingų šalių, kaip ir pas mus dabar kaip lietuvių ukrainiečiai. Tai man labiausiai patiko žaidimas ribka, todėl, kad taip atrodo didelė komanda, susivienijom ir tada, jeigu, pavyzdžiui, pelnam kokį tašką, tai labai smagios emocijos visiems. Pavasario etno sporto stovykla nuostabi tuom, kad mums pavyko padaryti tą, ką mes ir planavom, o būtent buvom nusimatę sportinius šokius, taip pat teatrą, filmavimo įgūdžių tobulinimo edukacijos ir daug etno sporto. Man tai labiausiai patiko šokiai. Per tą šokimą darytis atrodo labai kažkaip susipažįsti su žmogumi. Man atrodo, mums labai pavyko, nes mačiau, kaip viskas ėjo ir kaip jaunimas po biškį įsitraukė, vis labiau atsirado jų toksai atvirumas. Ir žinoma, mes dėkingi galimybę iš ES pinigų organizuoti šį nuostabų pavasario sporto stovyklą ir žinoma, didelė padėka Trakų merui Andriui Šapevičiui už prisidėjimą prie šito renginio, o būtent rėmimo ir prizais. Ой, не буду горювати, буду танцювати! Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок, наїмся черв'ячків, а черв'ячки чудові.